Na labas. Sveikas ar sveika prisijungus prie šio webinaro. Labai džiugu, kad randyje savyje pakankamai smalsumo, pakankamai noro patyrinėti galimybę atrasti kažką labai naujo savyje ir savo gyvenime. Nes šis webinaras yra būtent apie tai. Aš ilgai svarsčiau, kaip pristatyti tai, kokią užduotį mes turim šios valandos su trupučiu laikui. Tai sakyčiau taip, kad mūsų užduotis yra kiek neįprasta, ganėtinai sudėtinga. Aš tikiuosi, kad man ir mano kolegoms mums pavyks padėti tau patikėti 3 dalykais. Pirmas iš tų dalykų yra tai, kad tavo gyvenime realiai gali būti tau pačiam gera. Gali būti, kad tu jau ne kartą bandėjai, ne kartą kažkur mokeisi, kažką savyje tyrinėjai, bet vis tiek galbūt neatėjai į vietą, į gyvenimo momentą, kada tu galėtum pasakyti, sustok akimirka žavinga, viskas yra nuostabu. Tai labai tikiuosi, kad šio webinaro eigoje mums pavyks įžiebti tą žiežirbą tavyje, kad taip gali būti, o gali. Antra, kuo aš tikiuosi, kad mums pavyks padėti tau vėl patikėti, tai yra, kad egzistuoja atsakymai, kurie gali žmogui padėti į tokią vietą ateiti. Galbūt jau skaitai knygų, galbūt jau žiūrėjai webinarų, galbūt jau lankai kursų, gongų maudinių ar dar kažko. Jau tarsi kažką palietei, o gal nieko dar netyrinėjai ir viduje yra abejonė, ar įmanoma gyvenimas už to šablono, už tos savijautos normos ribų, kurias šiuo metu patiri. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks tau padėti pamatyti, kad gali būti daug daugiau, daug įdomiau, daug spalvingiau ir tavo viduje daug maloniau. Na ir trečia, kuo tikiuosi, kad mums pavyks tau padėti patikėti, tai yra, kad kažkodėl šitie būtent žmonės, šitie 4 žmonės, su kuriais susipažinsi šiandien, turi atsakymą, kaip į tokią vietą nueiti. Taigi 3 dalykai, kuo linkiu tau šiandien patikėti. Kad gali būti gera, kad yra atsakymai, kaip į tą vietą nueiti ir kad šitie keli žmonės, su kuriais netrukus bendrausi, turi atsakymą, kaip tau tai atrasti. Neseniai buvau spektaklyje. Ir prieš prasidedant spektakliui tiesiog apžiūrinėjau žmonės, kaip jie jaučiasi, kaip jie atrodo prieš eidami į spektaklį. Ir mano nuostabai aš neaptikau nei vienų akių, suaugusių žmonių akių, kurios realiai žibėtų, kuriuose matytųsi tas gyvenimo džiaugsmingumas, energijos perteklius, kurio mes visi ieškom. Taigi 100 žmonių ateina į renginį ir jie pertraukėlių metu arba telefone, arba bendrauja, bet bendrauja šaltai, vangiai, techniškai. Netgi porelės, kurios sėdi apsikabinę prieš renginį, tu matai, kad vis tiek apsikabinę, žinai tą jausmą, ne iki galo totaliai, tarsi iš dalies jie čia, iš dalies kažkur kitur. Žmonių akis nežiba, ypač suaugusiųjų akis nežiba. Taip neturėtų būti. Aš tikiu ir savo gyvenime esu jau tai, ačiū mūsų mokyklai, atradusi, kad akis gali žibėti visą tavo gyvenimą. Taip netgi turėtų būti. Tavo veikla turėtų tave džiuginti, turėtų teikti tau prasmę, tu turėtum jaustis joje realizuotas. Tavo santykiai su vaikais, su tėvais, su šiaip artimaisiais arba netgi su kolegomis, jie turėtų teikti tau pilnatvę, tavo širdžiai užsipildymą, totalumo, meilės, ryšio jausmą. Tavo buvimas su savimi taip pat turėtų tave džiuginti. Yra įmanoma atrasti buvimą vienu tokiais būdais, tokiom formom, tokiuose būsenose, kad net ir tuomet, kai tu tiesiog ilsiesi ir nieko nedarai, tavo akis vis tiek žiba. Kursas Gyvenk 100% yra būtent apie tai. Ir jo pavadinimas sukonstruotas neatsitiktinai. Gyvenk 100%. Kas tai yra? Ką tai reiškia? Ką mes turime omenyje po tokia ganėtinai skambia fraze? Pirmiausia, gyvenimas 100% yra savęs pažinimas. Tai yra gebėjimas identifikuoti, kokie yra tavo kūno talentai,
o jų yra labai daug. Jie yra ne tik fiziologiniai, sensoriniai, bet jie yra ir energetiniai. Per savo kūno dėka tu gali labai giliai išjausti, ką jaučia kitas žmogus. Kokioje būsenoje jis šiuo metu, ką jis išgyvena, ką jis patiria. Tu lygiai taip pat gali dėka savo kūno kaip instrumento labai giliai pajausti gamtą, žolę, saulę, dangų, pasaulį, jo alsavimą, ką tik nori. Taigi tavo kūnas turi daug daugiau talentų negu vien tik sveikata ar gera savijauta. Tavo širdis, tavo emocinis centras turi taip pat neįtikėtinas fenomenalias galimybės, apie kurias daug kas nekalba. Tai yra galimybė jausti tiesiogiai gyvenimą be filtro, be minčių įsikišimo, be projekcijų, be lūkesčių, be reikalavimų, jausti taip, kaip yra. Galbūt kartais jausti kito skausmą ir dėka to patirti didžiulę atjautą, norą padėti, ryšį, gelmę. Kartais dėka to paties širdies atvirumo tu gali jausti gyvenimo arba situacijos grožį, spalvingumą daug didesniam lygmenyje, negu tuomet, kai viską patiri tik mintimis ir savo racionalumu. Taigi tavo širdis turi didžiulės galimybės patirti gyvenimą totaliai, patirti gyvenimą išgyvenimais, sodriai, spalvingai. Taip, kaip daugelis mūsų gyvenimą patirdavom tik vaikystėje. Galima susigrąžinti šitą jausmą. Žinoma, ir tavo intelektas, tavo protas turi labai crazy galimybių. Pavyzdžiui, jis gali kurti tavo tikrovę. Bet padarykim vos poros akimirkų eksperimentą. Nepatingėk, akimirkai užsimerk. Aš irgi su tavim užsimerksiu, gal tau bus drąsiau. Gerai. Ir įsivaizduok, kad prieš tave yra stalas ir ant stalo yra citrina. Nepatingėk, būtinai padaryk pratimą. Mes tyrinėjom tavo protą ir jo galimybės, jo genialumą. Pamatyk tą citriną ir paimk ją į vieną ranką. Paėmęs į ranką pajaus citrinos svorį, kad ji sunki. Pajaus, kad ji grublėta. Įsižiūrėk į spalvą, jos geltonumą. Ant stalo pamatyk pjaustymo lentelę ir peilį, padėk citriną ir perpjauk citriną per pusę. Peilį padedam, citriną vėl pakeliam jos puselę prie savęs. Ir dabar, kai citrina yra šalia tavęs, paimk su vienu pirštu, paspaudyk jos minkštąją dalį. Tegul išsiskiria sultis, tegul taškosi, jeigu taškosi. Labai gerai. Aha. Su pirštu lengvai prilies savo liežuvį. Rūgštu. Paimk citrinos puselę ir visą išspausk savo į burną. Pilnai išspausk visas sultis. Išspaudžiam. Ar jauti skonį citrinos? Gerai, dabar gali atsimerkti. Greičiausiai, mažiausiai susirauki. Įmanoma, kad išsiskyrė seilės. Labai didelė tikimybė, kad pas tave netgi išsiskyrė tam tikros skrandyje virškinimo sultis, skirtos virškinti ne ką kito citriną. Ką rodo šis pavyzdys apie tavo protą, apie jo talentus? Įsivaizduok, tu keletą akimirkų savo mintimis palaikiai vaizdinį citrinos, kad ji yra, kad tu ją ragauji. Ir tavo protas, tavo kūnas patikėjo, kad ji realiai yra. Tai štai tokios fenomenalios galimybės yra tavo smegenyse. Į ką tu nukreipi savo dėmesį, kokią mintį savyje kultivuoji, palaikai, o jeigu dar palaikai vizualiai, emocionaliai, ta mintis tampa tikrove. Įsivaizduok, jeigu tu savo mintise netyčia kažkodėl laikai mintį, kad su tavim kažkas negerai. Kad tu mažas, kad tu menkas, kad tu kažko negali, kad tai ne tau, kad gyvenimas yra tik tiek, kiek yra. Ir tu tą mintį kaip citriną palaikai 30 sekundžių dėmesyje. Įsivaizduoji, ta mintis neišvengiamai kurs tavo tikrovę realybę. Ji neišvengiamai lems tavo fizinius pojūčius, netgi hormonus, kurie išsiskiria tavo kūne. O jeigu tu tą mintį laikai ne 30 sekundžių, ką mes padarėm su citrina, bet laikai 10 minučių, valandą, parą, savaitę ar net 10 metį, ar gali pamanyti, kaip tu per šitą 10 metį tveri pats save? Kitas intelektualinis eksperimentas būtų toks. Įsivaizduok, kad tu ateini į vakarėlį su mintimi apie save, kad su tavim kažkas negerai.
Tu atsisėdi kur nors kampe ir tiesiog stebi, kaip žmonės į tave reaguoja, o tu susisukęs, nes tu su tavim negerai. Ar daug dėmesio sulauksi ir kokią dėmesio sulauksi? Įsivaizduok, kad netikėtai, taip kaip su citrina, tu sėdėdamas tame pačiame vakarėlyje pradedi galvoti, kad su tavim yra viskas fantastiškai gerai. Kad tu laimingas, kad tavo viduje darna, kad tu laisvas, kad tau įdomu žmonės ir taip toliau. Tu savyje pakeiti mintį, kurią kultivuoji. Tu pakeiti mąstymą apie save. Ir toliau sėdi vakarėlyje. Bet dabar jau atviras, su kita netgi hormonų pusiausvyra, ką mes jau aptikom trumpų eksperimentų prieš tai eigoje. Ir sėdi. Kaip tu manai, ar kitaip į tave reaguoja žmonės aplink tave? Tikrai tai bus visai kitas vakarėlis. Jeigu tu sugebi matyti mintis, kurios vyksta tavyje, o nesekti paskui jas, jeigu sugebi sustabdyti mintis, kurios vyksta, ir jeigu sugebi pasirinkti naujas, tu gali kurti ne tik savo savijautą, bet kurdama savo savijautą, tu gali kurti ir išorinę tikrovę, prie kurios lietiesi, kurioje dalyvauji. Tai yra neįtikėtinai didelis tavo intelektualinis, tavo proto talentas. Ir jį irgi verta tyrinėti. Taigi mes jau turim kūno talentus, mes turim širdies talentus, mes turim savo intelekto, mąstymo talentus. Ir mes netgi turim savo dvasinius talentus, kuriuos šitame kurse taip pat tyrinėsim. Kas yra tavo dvasiniai talentai? Tai yra gebėjimas į viską, kas vyksta tavo viduje, netgi kūno pojūčius, emocijas, mintis, pasižiūrėti tarsi iš šalies. Dvasinis talentas yra gebėjimas atrasti savyje kažkokią vietą, kažkokią savo dalį, kuri neutrali, kuri tiesiog stebi ir dalyvauja tik matymu, tik stebėjimu. Jeigu tu aptinki savyje šitą vietą, tu tampi kūrėjas savo vidinės realybės, savo savijautos, savo būsenų, savo minčių ir taip toliau. Tai kai mes kalbame gyvenk 100%, pirmiausia mes kalbame apie galimybę pamatyti save tokiu būdu. Pamatyti, kad tu laisvas nuo viso, kas vyksta tavyje ir pamatyti, kad tu gali visą tai tverti sąmoningai. Antra dalis, ką mes turime omenyje, kai sakome gyvenk 100%, yra, kad per mūsų gyvenimą mes galime patirti nepamatuojamai daug daugiau, negu mums rodo šiuolaikinė visuomenė. Taip, žinoma, yra šeima ir nuostabu kurti genialią šeimą. Jeigu nori, tikrai tu gali tą daryti ir kursas tau ir tai netgi padės daryti. Veikla. Taip, yra nuostabu turėti veiklą, kurioje tu uždirbi, pasieki dalykus, karjerą turi ir taip toliau. Bet tai yra tik labai maža gyvenimo dalis. Savo gyvenime mes dar galime atrasti savo paties personažus, rolės, vaidmenis, kurie atskleidžia labai skirtingas mūsų pačių dalis. Jeigu mes atskleidžiam labai skirtingas mūsų pačių dalis, mes galim patirti nepamatuojamai daug daugiau. Pavyzdys, šitas žmogus. Šitas žmogus, jis turi nuostabią viešo kalbėjimo karjerą. Aš per savo gyvenimą baigiau politinės retorikos magistro studijas. Raudonų diplomų, didžiuojasi nuostabu. Kaip viešo kalbėjimo specialistė, taip pat dirbau Amerikos vienoje garsiausių įmonių kaip jų trenerė, keliavau po pasaulį ir pačias garsiausias organizacijas mokiau kalbėti geriau. Tai čia yra viena mano gyvenimo dalis. Jau ji yra nuostabi ir puikiai nuostabiai realizuota. Bet čia tik pradžia to, ką aš atradau dėka šitų mokymų savyje. Aš taip pat esu virtuvės šefė. Sudarinėju meniu, koordinuoju komandą, kur mes gaminame valgyti. Aš taip pat esu operatorė. Puikiai išmanau, kaip naudotis kamerą, apšvietimais, garso įrangą ir taip toliau, kaip montuoti video ir panašiai. Aš taip pat esu marketingo specialistė ir puikiai išmanau, kaip veikia reklama, ką su ją daryti ir panašiai. Aš turiu ir šitą amplua. Aš taip pat neretai esu linksma, atsipalaidavusi pievų mergaitė, kuri gali bėgioti po laukus ir dėl nieko absoliučiai nesirūpinti. Ir dar yra daugybė rolių vaidmenų. Tiesa, autorė knygų. Vienas iš mano amplua. Ir tų amplua yra daug. Ir kiekvieną iš tų amplua aš atradau dėka tyrinėjimo, o ko nori mano širdis, ko nori mano intelektas, ko nori mano kūnas, ko nori mano esybė. Ir tai aptikusi leidau savo išplėsti savo gyvenimą tokiu būdu, kokiu anksčiau net negalėjau įsivaizduoti, kad įmanoma.
Aš leidau savo patirti savo 100% pasireiškimą, totalią realizaciją, pačiom įvairiausiam formom. Jeigu tau tai įdomu, gyvenk 100% yra tezė, kurią ir tau verta tyrinėti. Kas dar yra gyvenk 100% yra matymas paties pasaulio jo pilname pasireiškime. Vietoj to, kad matytume vidutiniškai normalią realybę, kaip visada, tu gali savyje atrasti būdus, kaip net susitikdamas su prekybos centro pardavėja, tu gali pajausti artumo, gelmės, meilės netgi ryšį. Tu gali žiūrėdamas į medį matyti ne tiesiog beržas, bet tu gali patirti, ką jaučia medis, ką jis išgyvena savimi, jo ryšių su žeme, su dangum. Tu gali žiūrėdamas į dangų patirti begalybę, begalinę erdvę už dangaus, kurią jis liečia ir taip toliau. Kiekvieną akimirką tu gali patirti daug totaliau, daug pilniau, negu iki šiol įsivaizdavai. Tai yra trečia dalis to, ką mes turime omenyje, sakydami, gyvenk 100%. Nebijok tikėti, kad tu gali realizuoti labai daug savo paties dalių. Nebijok tikėti, kad pats gyvenimas gali būti įvairus ir kad jo įvairovėje vis tik gali būti didžiulė, nuostabi, labai skani gelmė. Galbūt papasakosiu apie šių kursų istoriją, kadangi aš šios mokymus vedu jau 29 metus. Tai aš šios pradėjau vesti nuo 96 metų, kuomet aš kartu su savo draugais, kolegomis, psichologais mes sukūrėm psichologinės kultūros centrą ir tenai mes pradėjom vesti šitos mokymus. Aš pats praktikuoju šitą metodiką, aktyvios savireguliacijos metodiką, kuri yra pagrindas šito kurso gyvenk 100%, ją praktikuoju nuo 94 metų. Ir į tuos mokymus aš atėjau būdamas visiškai depresyvus jaunuolis, nusivylęs savim gyvenimu ir ieškojo kažkokių gilių dvasinių atsakymų apie tai, kaip gyventi pilnatvėje, džiaugsme, realizacijoje ir taip toliau. Ir tuo metu aš buvau, galima sakyti, priešingoj diapazono pusėje to, ko aš ieškojau. Taigi, kai aš praėjau šitus mokymus, aš pajaučiau labai didelį palengvėjimą ir atpažinimą tokį, kad jo, man tai tikrai gali padėti. Ir visas mano virsmas iš tiesų vyko po 2 metų, kada aš nuvažiavau į instruktorių vadinamosius kursus, kur mane mokino vesti šitus mokymus. Ir tie kursai vyko užsienyje. Jie vyko ilgai, 2 mėnesius, labai intensyvus, nuo ryto iki vakaro. Ir iš tiesų tos kursus vedė nuostabus žmogus, kuriame aš ir mačiau tą savo potenciją savyje. Tas žmogus buvo ją įkūnijęs. Ir labai stiprus įvykis vyko to instruktoriaus kurso metu. Pačiam gale buvo tokia para, kurioje visą parą vis praktikavo šitas praktikas, tai buvo labai didelis intensyvas. Ir ryte man atėjo tas didysis atsakymas arba pasikeitimas per tokį stiprų labai išgyvenimą. Aš išgyvenau to, ko aš visą gyvenimą ieškojau, vėliau aš pavadinau valstybiniais norais, aš išgyvenau tą pilnatvę susietumo su visų pasaulio būsė. Kada man absoliučiai gera vien nuo pačio savęs ir nuo buvimo ryšio su žmonėmis, su pasauliu, su gamta, su visko, kas vyksta. Ta būsena buvo tiek nuostabi, neįtikėtina, aš kažką tai vaikystėje buvau šiek tiek patyręs ir vadinai pas mane staiga grįžo, atsirado dėka šitų praktikų, dėka tokio gilaus pasigirimo iš tas praktikas. Ir realiai šita būsena pakeitė mane, pakeitė mano visą gyvenimą. Ir aš toje būsenoje gyvenu iki šiol. Jinai su kiekvienais metais tampa vis turtingesnė, įvairesnė, pripildyta daugiau atradimų, kaip gyventi šitoje būsenoje įvairiose gyvenimo situacijose. Bet tuo momentu tai buvo tokio dydžio virsmas, kad aš, kai grįžinėjau namo į Lietuvą, pravažinėjau pasienio postą, pasieniečiai žiūrėdami mano pasą, žiūrėdami į mane, jie net pažino žmogaus. Galbūt kai kurie iš jūsų prisimenu, kai senais laikais buvo pasuose parašai ir tik dėka parašo mane praleido pasieniečiai, dėl to, kad parašas buvo tas pats, o žmogus toje nuotraukoje ir aš buvau visiškai skirtingi žmonės. Tai aš galima sakyti, kad aš
atradau esenciją šitų mokymų, jie padeda žmogui atrasti tas nuostabes būsenas, kurias mes kažkada tai vaikystėje esame patyrę. Susiliejimą ar su gamta, su dangum, arba su žmonėmis, arba su grožiu, arba su veikla, arba su kūryba ir taip toliau. To mes mokinam šituose mokymus. Ir grįžęs į Lietuvą, aš jau pradėjau vesti šitus mokymus. Ir aišku, žmonės tais laikais, tais senais laikais, 96 metai, nelabai ėjo į tokius mokymus, dėl to tos mokymus aš dariau nemokamai. Ir pats būdamas jau ką tik pabaigęs universitetą, aš supratau, kad man reikia uždirbti pinigus, man reikia susirasti profesiją, ne tik tai vesti šitus mokymus, kurie buvo nuostabūs ir įkvepiantys ir man, ir tiem žmonėms. Ir tada aš nusprendžiau, kad aš turiu visus šitus įgūdžius, tą nuostabią būseną, kurią aš atradau ir puoselėjau dėka šitos metodikos, įnešti į savo profesiją, įnešti savo santykius su žmonėmis, įnešti gyvenimą. Ir galima sakyti, va šitas mano apsisprendimas pakeitė mano kaip specialisto, galima sakyti, specializaciją. Aš tapau dvasinės specialistas, kuris mokina kaip medituoti gyvenimą, kaip nešti šitas būsenas į visas gyvenimo formas. Taigi, aš daug metų pardavinėjau duonos kepimo įrangą ir visus savo sugebėjimus, kurios darė šitą metodiką, pritaikiau pardavimus. Ir pamačiau, kaip pardavimai nuo to pasidaro žymiai geresni, efektyvesni, taiklesni. Po to aš ilgą laiką vadovavau, buvau lyderiu, ir iki šiol esu lyderis įvairiose grupėse, ir aš aptikau, kaip šie įgūdžiai padeda tau būti superiniu, charizmatišku, įkvepiančiu lyderiu, vadovu, kaip endabilizuoti, dirbti su žmonėmis, dirbti su komandomis ir taip toliau. Vėliau aš užsienyje dar kartu su savo partneriais įkūriau verslą ir pamačiau, kaip šitie įgūdžiai padeda kurti verslą. Ir dar tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kai verslas užsienyje. Bet darydamas tą verslą, kai jis tapo sėkmingas, aš pamačiau, kad iš tiesų tame versle aš vis tiek užsiiminėjau mokymus. Aš vėl mokinu savo darbuotojus pardavinėti, vėl mokinu savo darbuotojus vadovauti. Ir aš nusprendžiau, kad tai ir yra mano tikrasis pašaukimas ir grįžau į Lietuvą toliau vesti mokymus. Tada aš esu parašęs visą knygą, Meistro kelias, ir tavo šios smulkiai papasakosiu apie tos savo atradimus. Taigi, grįžęs į Lietuvą, aš pradėjau vesti mokymus. Ir tada į mano mokymus pradėjo ateiti ir verslininkai, ir vadovai, ir lyderiai, ir pardavėjai, ir šiaip įvairių įmonių darbuotojai. Ir visi aptiko, kad šitą metodiką padeda atskleidinėti ir šitus įgūdžius. Po to vėliau mano kursus atsirado labai daug menininkų, dailininkų, muzikantų, skulptorių, ir iš tiesų jie patvirtino, kad šitie įgūdžiai, kuriuos mes lavinam šituose kursuose, absoliučiai padeda save išreikšti mene. Padeda sukurti meno kūrinius, kurie labai stiprūs, įkvepiantys, paveikiantys žmonės. Tai aišku, tai aktyvuoja kūrybinę būseną. Tada mūsų centras pakeitė pavadinimą, nes aš tada atidariau dar galeriją, meno galeriją, kartu su mūsų mokymų centru. Tai yra mūsų mokymų centras Nusistiko Karliukai, Užupyje mes turėjom pastabią galeriją, kurioje eksponavo savo studentų darbus. Tie darbai buvo labai nuostabus tame, kad jie buvo pozityvus, jie buvo nedestruktyvus, ne šizofreniški, ne tokie konceptualūs, bet tie, kurie pakrauna žmonės labai teigiamą emociją ir teigiamą savijautą. Taigi, tokiu būdu aš mačiau, kad ir mene žmonėms padeda šie įgūdžiai. Jie per savo vedimą 29 metus, ir vėliau aš mokymus vedžiau kartu su Andrei, tai mokymai gavo kitą pavadinimą, kurį ir iki šiol laikosi, tai yra Soul Action mokymai. Aš turiu pasakyti, kad pirmiausia šitie įgūdžiai, kuriuos mes išlaviname šituose mokymus, atneša vidinę būseną, nuostabią būseną, kuriai kiekvienas žmogus ieško, tos džiaugsmo, pilnatvės, meilės, susietumo su pasauliu. Ta būsena, jinai turi, galima sakyti, tūkstančius vardų. Kiekvienas žmogus tą būseną gali įvardinti skirtingai. Vieniem tai kaip kūryba, kitiem tai yra įkvėpimas, tretiem tai ramybė, ketvirtiem tai yra meilė, džiaugsmas, pilnatvės, įvairiais žodžiais žmonės pavadina šitą būseną. Ir ne tik šita būsena labai svarbi, bet jinai ir padeda žymiai efektyviau veikti, žymiai efektyviau kurti santykius ir
gerinti gyvenimą. Taigi, šitie kursai per mano 29 metus man įrodė, kad jie tikrai padeda labai plačiam diapazonui įvairiems žmonėms. Nuo studentų iki profesorių, nuo paprastų žmonių iki verslininkų. Ir kiekvienas žmogus šitame kurse pasiima tai, ko tuos įgūdžius tiksliau pritaiko ten, kur jam labiausiai reikia. Dėl to, kada mes apklausom žmonės, kada pabaigė kursus, kurie pritaikė šitus įgūdžius, tai visas diapazonas, apie kurį aš papasakojau, iš tiesų labai dažnai atsispinta. Žmonės ir asmeniniam gyvenimui priklauso, pritaiko ir veikloje, ir santykiai su savim, ir dvasiniuose atradimuose, ir nežinau, pinigų uždirbime ir taip toliau. Visur veikia, kad tai yra vidinė metodika. Tai susijusi su savireguliacija. Ir aišku, tai yra įgūdžiai, šis kursas šiek tiek ilgesnis yra, kad įgūdžiai susiformuotų. Dėl to aš labai kviečiu visus tuos, kurie jaučia, kad jums reikalinga pirmiausia vidinė būsena. Nes dauguma šiuolaikinių žmonių gyvena, net jeigu jie pasiekia aukštus rezultatus, jie gyvena strese, nuovargyje, pervargime, įtampoje. Ir labai dažnai būtent būsenos žmonėms trūks. O šita metodika yra būtent apie būsenas, apie savireguliaciją, būtent šitoje srityje vidinių būsenų. Tai pirmiausia tiems, kurie ieško nuostabios, lengvos, geros būsenos ir nori ją palaikyti. Tai nėra, kad kažkoks narkotikas nusimetė, jinai laikosi tą visada. Tu turi turėti savireguliacinius įgūdžius ir jų dėka palaikyti tą būseną ir po to ją pritaikyti, atskleisti įvairiose veiklose. Tai yra toks nuostabus kursas ir iki šiolai aš vedu šio kursą, dėl to, kad aš įsiklausiu į tą būseną, kurioje aš gyvenu, būdamas su savim, su žmonėm ir veikloje. Ir aš manau, kad yra nuostabu taip gyventi. Ir ta būsena, kad kaip nuostabu taip gyventi tokioj pilnatvėj, tiek viduje, tiek išorėje, šitas suvokimas ir šitas patyrimas man visada įkvėpė toliau vesti tuos kursus, tobulinti kursus, nes per 29 metus mes tobulinom šitą kursą, įvesdom žymiai daugiau visokių įdomių praktikų, kurios praturtina ir padeda geriau įsisavinti šitą metodiką. Taigi apie šitą metodiką daugiau papasakos Marija ir Agnė. Aš norėjau pasidalinti to savo patirtimi, kuri iš tiesų man patvirtino, kad tai yra tikrai nuostabus, unikalus ir naudingas dalykas visiems šiuolaikiniams žmonėms, kurie ieško gyvenimo kokybės šiuolaikinėme, greitame, intensyviame, sudėtingame gyvenime. Tai kviečiu į kursą. Gyvenk 100% kursas susideda iš teorijos ir praktikos. Ir tai yra labai praktinis kursas, nes net teorijos paskaitos, jos yra labai praktiniai patarimai ir praktinės žinios, kaip savo gyvenimą paversti 100%. Tai mūsų šis kursas susideda iš 15 užsiėmimų, kuriuose yra teorinė dalis, o kiti 15 užsiėmimų yra praktika, grynai praktika, kurioje mes tik tais užsiėmam būtent praktikavimu. Ir šis kursas susideda iš 30 užsiėmimų, kurie vyksta vakarais 3 kartus per savaitę 2,5 valandos. Būtent teorinėje dalyje mes nagrinėjam tokias temas, kaip pavyzdžiui, iš savo gyvenimą pažvelgti iš skirtingų kampų. Tai mes apžvelgiam, koks yra mūsų veiklos pasaulis, mūsų socialinis gyvenimas, kaip tenai galime save efektyviau pateikti, kaip galime turėti daugiau energijos, kas tenai galėtų mums padėti, kokios praktikos ir žinios, kad mes atskleistume visą savo potencialą. Taip pat mes išskleidžiam tokią temą, kas yra asmeninis mūsų gyvenimas, kad tai yra visai skirtingi dėsniai, kurie galioja socialiniam gyvenime, jie negalioja asmeniniam gyvenime. Ir kaip mes galime savo asmeninį gyvenimą paversti mus irgi atskleidžiančiu, o kad tai nebūtų tik tais poilsis po darbo. Taip pat mes apžvelgiam tokią temą, kas yra mūsų vidinis gyvenimas. Kaip mes galime giliau pasinerti į savo vidų, pažvelgti į save ir iš ten gauti atsakymus, galbūt netgi iš tiesų išgirsti savo giluminį vidinį balsą, kur jisai mus veda, koks mūsų sekantis etapas, koks mūsų tikslas iš mūsų širdies. Tai visi šitie gyvenimai, juos jeigu mes pasukam iš skirtingų kampų, mes gaunam labai visuminį tokį matymą ir turim specialias praktikas, kada mes netiksliai išsirašom kiekvienam gyvenime, kas mums svarbu, kas mus atskleidžia,
kokie gali būti uždaviniai, tikslai ir kas mums padėtų tą gyvenimą realizuoti 100%. Taip pat turime temą teorijos dalyje, kurioje mes dirbame labai stipriai su empatijos lavinimu. Tai reiškia, kaip mes galime susišnekėti su bet kokiu žmogumi, apeinant mūsų aštrius kampus, kaip mes galime rasti bendras temas, kaip atrasti tą tokį jausmą, kad mes tarsi šnekame vienas su kitu, tarsi ant vienos bangos ir mes jaučiame, kaip mūsų tema tiesiog liejasi laisvai, kaip mes jaučiame ryšį su kitu žmogum. Ir tą galima padaryti per specialią praktiką. Tai mes tą tyrinėjame su kiekvienu žmogumi, kad galėtume užmegzti būtent tokį ryšį. Mes tai vadiname trečiu balsu ir dialogu ir mes įvaldome dialogo meną, kas labai mums padeda, vėlgi, jeigu pažvelgus, tiek veiklos pasaulyje, tiek mūsų asmeniniam gyvenimui. Taip pat dar viena tema, kurią turime teorijos dalyje, tai mes dirbam su mąstymo akligatviais, kada mes užstringam, pavyzdžiui, ir nežinom, kokį žingsnį sekantį padaryti. Atrodo, kad padėtis yra tarsi be išeities ir mūsų mintis nepasiūlo nieko naujo, mes nematom, ką toliau galim, kokį sekantį žingsnelį žengti. Ir vat mes būtent dirbam su šitais tokiais vadinamais užstrigimais, kaip mes galim juos pamatyti, iš kur jie atsirado. Galbūt pasižiūrėti į juos iš kito kampo, kaip mes galime juos pereiti ir kaip galime turėti naujas visiškai įžvalgas toj pačioj situacijoj ir jos padeda mums praeiti net sudėtingus gyvenimo periodus. Dar viena labai svarbi tema, kurią mes paliečiame teorijos dalyje, tai yra savęs aprašymas. Tai reiškia, kaip mes matome save, kaip mes pateikiame kitiems žmonėms save. Ir šita tema yra tikrai labai naudinga, nes jinai padeda pamatyti, iš kurgi mes gavome tokį požiūrį, kad pavyzdžiui, aš kažką galvoju apie save ir būtent taip elgiuosi įvairiose situacijose ir staiga kiti žmonės mane irgi mato taip, mane priima taip. Tai mes turime tokį savęs aprašymą, kurį pasidarome netgi raštu ir nagrinėjame, jį tyrinėjame, kaip jį galima keisti ir kaip mes galime save tiesiog, tą savo savęs aprašymą, pakeisti taip, kad tai mums duotų didesnę naudą to, ko mes norime, mes pasiektume savo tikslų ir vėlgi realizuotume daugiau savo potencialo, nes galbūt kažkoks savęs aprašymas jau mūsų netenkina, mes tarsi iš jo išaugome. Viena iš pačių svarbiausių, man atrodo, šitam kurse temų, tai yra to, ko mes visi trokštame. Mes trokštame to gilaus jausmo savo viduj, kad aš tikrai ne tik realizuoju save, bet ir nuo to, ką aš darau, nuo to, kaip aš realizuojuosi šitam pasauliu, šitam gyvenime, tampu labai giluminiai, širdį ir visose savo ląstelėse laimingas. Tai šita tema pas mus vadinasi norų tema, jinai yra labai didelė, labai plati ir mes norus, būtent Gyvenk 100% kurse skirstome į keletą tokių dalių. Ir skirstome į norus taip, kad mes atsižvelgiam į norus, kurie yra norai biologiniai, tai reiškia, kas mums svarbu mūsų kūne, susigaudyti, suprasti. Tiesiog, kas sukuria tą gerbuvį, kada mes jaučiam, kad mes esam pilnai patenkinti ir viskas gerai su mūsų kūnu, su mūsų sveikata, su mūsų galbūt turima vieta, kur mes gyvename. Tiesiog pasižiūrime į paprastus, to norų grupę paprastą, kuri yra labai irgi svarbi ir nuima didelę dalį konfliktų, kad kai mes jų neįgyvendinam, kartais atrodo, kad kažkas negerai, bet negalim susigaudyti kas. Tai mes tarsi pasižiūrim, praveriam tas užuolaidas į šitą norų grupę ir padedam savo tiesiog pamatyti, ką reikia padaryti gyvenime, kad tu tiesiog būtum patenkintas. Kita norų grupė, kurią mes turime, yra socialiniai arba asmenybiniai norai. Mes į juos pasižiūrim irgi, kad tai yra labai svarbu, kad mūsų asmenybė būtų 100% atskleista, kad naudotųsi visais talentais, kurie yra mūsų viduje, kad mes gebėtume tuos talentus iškomunikuoti kitiems žmonėms, kad mes būtume pripažinti ir priimti visuomenėje ir kad mes gebėtume realizuotis ne tik kaip biologinė būtybė, bet kaip asmenybė, kad mes galėtumėm blizgėti, žibėti ir skleisti visą tą savo potencialą asmenybinį ir savo intelektualinius, savo netgi emocinius galbūt talentus į mūsų pasaulį. Dar viena norų grupė, kuri yra, man atrodo, negalima sakyti, kad pati svarbiausia, bet tikrai begaliniai giluminiai, labai svarbi kiekvienam žmogui, nes dažnai būna, kad mes viską turim, jau pasirūpinom savo gerbuviu, pasirūpinom, kad mūsų asmenybė klestėtų ir galėtų realizuotis pasaulyje, gyvenime, bet kaip taisyklė mes ateinam iki to taško, kada jaučiam, kad tai
pilnai mus pripildo ir mes nejaučiam va tos pilnatvės jausmo. Kai kas tai vadina, nejaučiam galutinai va tos laimės tokios 100%. Kai kurie žmonės sako, nu nėra atrodo va džiaugsmo, va kažko trūksta, to vieno ingrediento, bet aš nežinau, kas tai. Tai va čia mes su jumis ir keliaujame į tą vietą, kas yra esybiniai norai, kurie gyvybiškai ir visaip kaip svarbus suprasti juos ir labai svarbus juos kreipti dėmesį ir realizuoti. Tai esybiniai norai, jie atsiranda pas mus vaikystėje ir mes kartu su grupe, kuri dalyvauja kurse, keliaujam tarsi laiko mašina į mūsų vaikystę, kada mes dar net nemokėjom kalbėti, kada į mus nebuvo įdėta svetimų galbūt norų, kurie mūsų nerealizuoja. Mes keliaujam į tą vietą, kada mes esybiškai buvom susilieję su aplinka, su žmonėmis, su gamta, su visu pasauliu. Ir va ten buvo tos pirmos užuominos, tos tokie pirmi grūdeliai, kurie, jeigu augintumėm, tai išsiskleistų į nuostabų sodą ir nuostabią gėlę arba nuostabų medį. Ir mes tenai ieškom va, to pirmo grūdelio, kas mane padarydavo tuo metu, kai aš dar net nemokėjau žodžiais to paaiškinti, labai giliai pripildytų laimingų. Va, atrodo, visos ląstelės mano totaliai užsipildo to jausmu. Ir jeigu žmogus atranda savo esybinį norą arba esybinių norų grupę, net keletą gali būti esybinių norų, jeigu jisai į tai kreipia dėmesį savo dabartiniam gyvenime, tą investuoja laiką, investuoja savo energiją, jo gyvenimas užsipildo iš tiesų be galo naujų, gražių spalvų. Jeigu mano esybinis noras, pavyzdžiui, yra meilės, aš galiu meilės jausmą, kurį patyriau vaikystėje susiliedamas su artimai žmonėm, įnešti net į savo veiklą, įnešti į savo asmeninius santykius ir iš karto mano gyvenime net ta pati veikla arba tie patys santykiai nušvinta visai kitom spalvom. Aš jaučiu giluminiai, kad aš laimingas, nes aš realizuoju savo visą potencialą, va, tą esybinį norą. Jeigu, pavyzdžiui, mano vaikystėje įvyko susiliejimas be galo didelis su gamta ir aš staiga jaučiu, kad va tai yra mano esybinis noras, aš galiu pradėti į tai kreipti dėmesį ir tai realizuoti dabartiniam savo gyvenime, surasti būdų, kaip tai integruoti į šiuo metu mano visą pasaulį ir tai vėlgi nudažys mano gyvenimą visiškai daugybę nuostabių spalvų. Tai į esybinius norus verta kreipti dėmesį, jų yra net keletą, apie tai mes mokomės kurse. Ir tyrinėjom, kaip kuris noras mane gali padaryti 100% laimingą. Na ir praktinė kurso dalis susideda iš 4 nuostabių praktikų, kurios sukuria visuminį efektą ir mūsų vidinis potencialas atsiskleidžia būtent šių praktikų dėka. Ir kodėl mes turime tik 4 praktikas, o ne 25 arba 106? Dėl to, kad mes tikim, kad kai tu praktikuoji kažką vieną konkrečiai tai susifokusuodamas ir pasirinkdamas būtent tam tikrą kryptį, būtent tam tikrą praktiką, tam tikrą koncentruotą laiką, tu gauni iš jos maksimalų rezultatą. Tai reiškia, kad tu nesimėtai tarp daugybės praktikų, bet tu būtent praktikuoji tik 4 pratimus, 4 praktikas per visą šitą laiką, 2,5 mėnesio. Ir mes jas darome ir užsiėmimų metu, kiekvieną kartą, kai susitinkame kartu, tam, kad jas pagilintume, kad dar labiau suprastume, kaip jas galime taikyti savo gyvenime. Taip pat darom namų darbams. Ir tokiu būdu šios praktikos tarsi tampa mūsų gyvenimo būdu. Tai reiškia, kad galutiniam rezultate tau nereikia atsitraukti nuo veiklos, nuo savo asmeninio gyvenimo tam, kad truputėlį pamedituotum, nusiramintum, susikoncentruotum arba susibalansuotum savo viduje. Šios praktikos tarsi įauga į visas tavo ląsteles ir jos tampa tavo gyvenimu, kuris būtent skleidžiasi 100%. Viena iš šių praktikų, jinai yra atskleidžianti ir išmokanti neįtikėtinai save stebėti visose gyvenimo situacijose. Pavyzdžiui, kai tu susierzini, pavyzdžiui, kai tu apsidžiaugi, pavyzdžiui, kai tu eini į darbą, turi kažkokią veiklą arba kai tu būni savo asmeniniam gyvenime. Jeigu mes peržiūrėtumėm visus šitus mano išvardintus pavyzdžius, dažniausiai bus, kad mes aptiksime save, kad mes sukrentam į tam tikras situacijas. Ir kiekvienas žmogus skirtingą situaciją įtraukia skirtingai. Vieni labai mėgsta, kada būna kažkas tai tokio dramatiško jų gyvenime vyksta ir jie į tai krinta 100% ir iš to turi kažkokias tai pasekmes, kažkokius pasirinkimus. Po to atsuka tarsi savo viduje tokį kaip kino filmą ir sako, galėjau tam konflikte kažką kito pasakyti ir būtų išsisprendę kažkaip kitaip. Kiti žmonėsgi sukrenta, kada yra malonumai, kada yra atsipalaidavimas, kada viskas labai gerai ir staiga jau
jaučia, kad kažkur, pavyzdžiui, jų veiklos pasaulis visai jau ten nebevyksta, ar ne, ir staiga save aptinka po keliurių metų ir sako, o Dieve, ką aš veikiau visus 5 metus, ilsėjaus ir nieko gyvenime savo nepasiekiau, nepadariau. Tai čia tik tai trumpi tokie maži pavyzdukai, kaip mes galime savo savistabą įdarbinti, bet vat būtent šitas pratimas, šita praktika viena, apie kurią pasakoju, jinai padeda mums save stebėti nuolatos 24 valandas per parą, niekada neišsijungiant. Tai reiškia, pas mus atsiranda vidinis nesusitapatinęs stebėtojas mūsų viduje ir jisai mums padeda išlaviruoti, išnaviguoti tarp įvairiausių sudėtingų ir tiek ir džiaugsmingų situacijų. Tai reiškia, kad tu pradedi matyti savo gyvenimą tarsi iš tokio truputį kito žvilgsnio, kaip paukščio skrydžio žvilgsnio ir gali padaryti reikiamus pasirinkimus, kurie atneša daugiau laimės ir atskleidžia daugiau tavo potencialo. Dar viena praktika yra superinė praktika, kurią aš pati išbandžiau įvairiausiais būdais labai daug metų, va tiek metų, kiek vedu šį kursą, tai apie 10 metų įvairiose gyvenimo situacijose. Jis yra energetinė praktika, absoliučiai geniali ir tai nėra jokie įsivaizdavimai apie energetiką, o tu realiai gebi naudotis instrumentu, kuris sugeneruoja tau norimą energijos kiekį tavo tikslams arba norams realizuoti, pasiekti. Na ir iš tiesų, mano istorijoje ši praktika atrodė taip, kad aš tiesiog atsidūriau savo gyvenime tokiam taške, kada visai nebeturėjau energijos niekam. Man atrodė, kad kažkur mano energija išseko ir dingo. Ir kaip tik tuo momentu aš atėjau pati į šitą kursą, tuo metu buvau pasaulį koncertuojanti smuikininkė, važinėjau po visas Europos, Amerikos šalis ir po Aziją ir koncertavau garsiuose koncertų salėse, bet man atrodė, kad kažkur kažkas atėmė mano tą energiją, nes viską tarsi ką aš dariau savo veiklos pasaulyje reikėdavo padaryti su didžiulė pastanga. Ir kai pati atėjau į šį kursą, dėl ko ir vedu jį, nes mane labai įkvėpė būtent ši praktika, aš atradau, kad energijos potencialas gaunamas ne tik iš maisto, ne tik iš sporto, ne tik iš tikslų, kuriuos tu sugalvoji savo į priekį, bet energijos potencialas jisai slypi mumyse ir mes jį galime atrakinti, mes galime turėti tiek energijos, kiek mums reikia. Ir kartais ta energija, pat ką mes irgi mokomės šitam kurse, jinai gali reikštis įvairių ritmų. Tai reiškia, kad jinai gali būti intensyvesnė, jinai gali būti mažiau intensyvi, jinai gali būti labai rami, tave atpalaiduojanti. Mes mokomės ir šito, kaip galima keisti tą būdą, kaip sugeneruoti energijos perteklių, kurio mums reikia. Ir tai atskleidžia dar didesnį mūsų vidinį potencialą. Dar labai svarbi praktika, apie kurią norisi pakalbėti, ir tai jau yra 3 mūsų praktika, jinai duoda neįtikėtiną galimybę atsitraukti, pailsėti nuo minčių. Aš manau, kad šiam mūsų pasaulį, kuriam mes sukamės, pas mus minčių gausa yra neįtikėtina. Ir kartais galbūt jums irgi tai būna, kad tu nueini miegoti ir atrodo, tu net negali, kai užmiegi, pailsėti nuo minčių, nes jos toliau sukasi. Mes sprendžiam kažkokias problemas, mes vis kažką gromuluojam savo galvoje. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į savo mintis, dažniausiai mintis sukasi tos pačios ir mes net nieko naujo nesugalvojame, tiesiog jos kartais mūsų visai neatskleidžia ir visai netneša mums laimės jausmą. Taigi ši praktika, jinai yra tarsi nuostabus vaistas nuo šito minčių pertekliaus, kaip mes galime savo sąmonės erdvę išvalyti, ją tiesiog turėti skaidrę, šviesesnę, daug kartų šviesesnę ir tiesiog tą minčių srautą sumažinti. Taip pat šita praktika mums atveria neįtikėtiną galimybę, kada mes galime pradėti girdėti geriau savo vidų, save ir iš savo vidaus daryti tam tikrus pasirinkimus. Mes mokomės tam tikrų specifinių būdų stebėti ir nuo to stebėjimo pas mus gimsta tam tikri impulsai, kurie ateina iš mūsų širdies, iš mūsų sielos, iš mūsų esybės, bet ne iš mūsų minčių, proto, to užsisukusio chaoso. Na ir 4 praktika, jinai yra labai saldi, skani, maloni ir nuostabiai atverianti galimybės fantazuoti, įsivaizduoti ir keliauti savo viduje po įvairius pojūčius, sensorinius patyrimus, keliauti savo vidiniai erdvei. Tai tokia galbūt skamba šiek tiek magiškai ši praktika, bet jinai yra labai paprasta, jinai yra labai nuostabi ir kartu turi efektą, kuris, manau, irgi mums labai reikalingas, tai neįtikėtinas atsipalaidavimas ir persijungimas.
Šios praktikos dėka mūsų smegenys tarsi restartinasi kaip kompiuteris ir vėl gali veikti tam, ką mes suplanavę galbūt per dieną padaryti. Taigi, šios 4 praktikos jos ir būtent mums duoda šį visuminį efektą, atskleidžia mūsų vidinį potencialą, energijos mes turim neįtikėtinas galimybės, neįtikėtinai daug, mes taip pat galim save stebėti, taigi žinom, netgi matom, kur tą energiją nukreipti, mes galime atsipalaiduoti nuo be galo besisukančių ir nesustojančių minčių ir taip pat turime praktiką, kuri mums padeda pailsėti, atsipalaiduoti ir duoda sensorinius labai malonius patyrimus. Tai nuostabios praktikos sukuriančios visumą ir iš tiesų jų pilnai mums užtenka tam, kad mes, jeigu jas įsigilinam, mes turim tikrai 100% efektą. Kurse tyrinėjame skirtingus mąstymo metodus ir būdus, tai yra kiekybinį ir kokybinį mąstymo būdą. Ir tai atrodo jau pakankamos 2 temos, jas ištyrinėti reikia laiko, reikia suvokti, kaip taip matyti pasaulį ir save, bet tai dar ne viskas, mes turime ir visuminį mąstymą, kuris sujungia šitus abu būdus ir tarsi visiškai mes dar iš kito kampo pamatome, kaip galime tai suintegruoti ir kokios gyvenimo spalvos atsiveria. Ir tai dar ne viskas. Su mąstymu mes dirbame labai daug ir tyrinėjame, kokie gali būti mąstymo lygmenys, koks jo to mąstymo gali būti sudėtingumas. Ir sudėtingumui ribų nėra, sužinosite apie tai mūsų kurse. Na ir dar viena iš temų, kuri irgi labai, man atrodo, giliai paliečia kiekvieną, kas apie tai susimąstom, tai mes turime tokį požiūrį ir mes savo kurse jį irgi tyrinėjame, pristatome ir tyrinėjame, kaip kiekvienas žmogus gali pamatyti savo gyvenimą kaip tam tikrą mokyklą. Tai reiškia, kaip visa, kas vyksta mano gyvenime, apie tai šneka man, kokios tai yra pamokos, kokios tai yra žinutės, kaip aš galiu pamatyti visas aplinkybės, save, žmonės, kurie mano gyvenime dalyvauja, sukasi visą laiką aplink, kaip aš galiu pamatyti tai, kad tas pasaulis, kuris yra aplink mane, jisai šneka man ir jisai mane augina, jisai mane vysto, jisai būtent ir yra sukurtas tam, kad atskleistų visą mano potencialą. Ir kad nėra klaidų, yra tiesiog pamokos, kurias mes mokomės, bandom jas perprasti ir su didelė šypsena ir laime širdį tiesiog keliaujam per savo nuostabų gyvenimą. Na ir kągi tu atrasi ir išmoksi, patirsi, jeigu prisijungsi į šį kursą. Tai atrasi neįtikėtiną energetinį potencialą savyje, energijos perteklių ir jį galėsi nukreipti į savo gyvenimo tikslų realizaciją, savo norų realizaciją, bet taip pat energijos perteklius reikalingas net ir kiekvienai dienai, kad aš galėčiau kiekvieną dieną atsikėlęs iš lovos, džiaugtis gyvenimu, kuris yra aplink mus, nes net džiaugsmui mums reikia energijos, jau nekalbant apie tai, kad jos reikia kažkokiam didesniem tikslam įgyvendinti. Taip pat išmoksi stebėti save, savistaba, tai yra nuostabus įgūdis, kurį išlavinsi ir įgysi šitame kurse. Taip pat mes lavinam sąmoningumą, atsiras sąmoningumo aspektas tavo gyvenime ir tu galėsi pasirinkti sąmoningiau kažkokius tai dalykus, kurie tau svarbus ir bus mažiau pasąmonės triukšmo, kuris trukdo tau pamatyti, kas tave veda iki tavo ar esybinių norų, ar iki tavo pilnos, totalios realizacijos. Taip pat šitame kurse labai daug dėmesio skiriam empatijai, tai reiškia girdėjimui tiek savęs empatiškai giliai savo vidų, tiek ir girdėjimo kito žmogaus ir tokiu būdu mes sukuriame daug darnesnį ryšį tarp mūsų ir tiesiog galime mėgautis tokia meilės vibracija, kuri mus visus sieja. Dar labai svarbus momentas, tai yra galimybė turėti viduje švarę, tuščią sąmonės erdvę, tokia vidinė švara, kurios mes visi labai trokštame, kada mūsų protas, mūsų vidus užsivelia ir mes atrodo nebežinom, ko pasirinkti. Tai šitą įgūdį tu irgi įgysi, išlavinsi mūsų mokymuose. Keturi nuostabūs specialistai su tavimi dirbs viso kurso eigoje. Aš pati
Esu viešo kalbėjimo mokytoja, drąsos, emocinio dvasinio intelekto trenerė. Taip pat esu knygų autorė ir dar labai daug kas. Šitą kursą vedu iš gilaus dėkingumo tiem žmonėm, kurie prieš mane vedė kursą, kuomet aš pati galėjau jį baigti daug metų atgal. Šį kursą kartu su manimi ves ir Agnė Doveikaitė. Nuostabi specialistė emocinio ir dvasinio intelekto, savireguliacijos instruktorė, sertifikuota užsienyje. Taip pat ji yra profesionali smuikininkė, menininkė, ekstatinių diskotekų vakarėlių vedėja ir dar labai daug kas. Nuostabi, gyva, išmintinga moteris. Kartu su mumis prie kurso prisidės, kiek mažiau, bet kurse taip pat dalyvaus Rimvydas ir Andrė. Su jais taip pat susipažinsi, arba jau susipažinai šio video eigoje. Rimtas ir Andrė, jie yra mūsų mokyklos, mūsų mokymų centro Soul Action įkūrėjai. Abu yra knygų autoriai, abu yra dvasiniai specialistai, gyvenimo meistriškumo mokytojai, meditacijos vedliai, ilgųjų kursų kūrėjai ir dar labai daug kas. Andrė pati turi nuostabią kelionę meno, kultūros srityje. Rimvydas yra neįtikėtinai genialus specialistas žmogaus evoliucijos temoje. Mes 4 viso kurso eigoje būsim tau pasiekiami bet kada tau prireiks pagalbos. Žinoma, dalyvausime ir gyvai susitikimuose, mudvi su Agne pagrinde, bet ir kurso eigoje, jeigu tau reikės pagalbos, tu galėsi mums parašyti žinutę, paprašyti susitikimo, paprašyti nemokamos konsultacijos ir mes visada būsim šalia pasirengę tau atsakyti visus su kursu susijusius klausimus. Jeigu kažkurios praktikos ar kažkurios teorinės dalies tau nepavyksta integruoti, įnešti į savo gyvenimą, tu galėsi mums parašyti ir su mumis pasikonsultuoti. Jeigu tau teko praleisti netyčia kažkurį susitikimą ir žiūrėdamas video ne iki galo supratai, apie ką buvo užsiėmimas, lygiai taip pat tu galėsi į mus atsigręžti ir mes mielai tau padėsim įsisąmoninti temą, kurią praleidai. Kitaip tariant, viso kurso eigoje 4 nuostabūs specialistai bus visada šalia tavęs su visų nuoširdumu pasirengę padėti tomis formomis, kurios tau leis įsisavinti kurso išmintį ir praktiką maksimaliai giliai. Na ir viena aštriausių temų mūsų susitikime yra tokia. Kodėl tu nelankysi šito kurso? Pirmas dalykas, kodėl tu nelankysi šito kurso, nes tau jis per ilgas. 30 užsiėmimų tau yra per daug. Puikiai suprantu ir tikrai tu galėjau dabar pat išjungti webinarą ir priimti sprendimą jame nedalyvauti. Tačiau aš tik noriu pasidalinti trumpai savo pačios praktiką. Prieš ateinant iš tuos mokymus, aš kaip ir daugelis žmonių blaškiausi po daugybę kursų. Tai yra pas Tony Robbinsą į Miami skridau, pas Eckhart Tolle važiavau, daug Lietuvoje visokiausių savaitgalinių, savaitinių kursų lankiau. Bet visada likdavo keistokas jausmas. Kai tu susiduri su realia situacija, pavyzdžiui, yra konkretus objektyvus žmogus, su kuriuo šiuo metu vyksta konfliktas. Aš pasimesdavau, aš nežinodavau, kurią iš tų technikų ar praktikų naudoti. Ar joginę kokią nors praktiką, ar gongų save pamotyvuoti, palinksminti, ar Tony Robbinso metodiką pritaikyti. Aš likdavau pasimetusi, sprendimas taip ir neateidavo. Kai aš aptikau, kad galima turėti metodiką, tokią kaip mūsų kurse, kurioje viskas susiję tarpusavyje, tavo gyvenimo praktiniai klausimai yra tiesiogiai susiję su teorija, tiesiogiai susiję su praktika. Ir tu 2,5 mėnesio mirksti toje pat išmintyje visuminėje, toje pat visuminėje praktikoje. Per šitą ilgą pakankamai laiką, kas nutinka? Tu realiai pradedi matyti savo gyvenimą ir uždavinius tiesiog kitaip. Tu pradedi matyti šitos harmoningai vientisai veikiančios metodikos akimis.
Todėl, kai jau atsitinka realus iššūkis, realus uždavinys santykiuose, veikloje ar asmeniniam gyvenime, dar kažkur, tu žinai, ko griebtis. Tai taip, 30 užsiėmimų yra daug ir 30 užsiėmimų yra valio daug. Tau pasirinkti. Kitas aspektas, kodėl tu tikrai nelankysi šito kurso, yra tai, kad vyksta 3 kartus per savaitę. 3 vakarus per savaitę ir tu tikrai neturi tiek laiko. Tai vėlgi tiesiog faktas iš mūsų kurso tūkstančių dalyvių, kurie jau jį baigė, jau lankė, yra toks. Dažniausias pasakymas skamba maždaug taip. Aš iki kurso maniau, kad neturėsiu tiek laiko, bet kai pradėjau lankyti kursą, aš daug daugiau padarau gyvenime, net jeigu tuos 3 vakarus skirsiu sau. Kodėl taip nutinka? Dėl paprastos priežasties. Kurso eigoje informacija, žinios ir praktikos, kurias tu darysi, jos išlengvina tavo protą, padaro jį skaidresniu. Tavo energijos kiekis bendrai išauga keleriopai. Todėl tu neužsiveli mintise, kurios trukdo sklandžiai imti ir padaryti veiksmus. Ir tu turi daug daugiau energijos, daug daugiau dėmesio koncentruoto, kad imti ir padaryti dabar pat lengvai bet kokį uždavinį. Todėl 3 vakarai neatims iš tavęs laiką ir energiją, o suteiks tau laiko ir energijos per kitą pusę. Per tokią pusę, kad tu pats būsi labiau koncentruotas, aiškesnis, skaidresnis ir turėsi daugiau energijos atlikti bet kokį veiksmą. Dar viena priežastis, kodėl tu greičiausiai nuspręsi nelankyti šito kurso, tai yra, kad kursas per brangus. Čia yra kiekvienam mūsų individualiai spręsti. Bet tik pabandyk išdalinti kurso sumą į 30 užsiėmimų, kiekvieną užsiėmimą į 2,5 valandos ir į 4 specialistus. Tuomet dar įsivaizduok, kiek galėtų kainuoti salė, kurią mes nuomojam mūsų užsiėmimui, ir papildoma visa medžiaga, įranga, konsultacijos ir taip toliau. Aš esu absoliučiai tikra, kad tu pamatysi, kad suma, kurią mes kviečiame pasidalinti už šį kursą, yra labai labai nedidelė. Beje, kurso kaina beveik nekyla, absoliučiai neženkliai kyla jau 20 metų. Taip kad nepriklausomai nuo to, kad rinkoje daugelis produktų, daugelis kursų kainuoja vis brangiau ir brangiau, mes savo kainą paliekame apytiksliai panašią, štai tiek metų. Kodėl? Nes mums įdomu ir aktualu, kad kursas būtų prieinamas visiems. Gera žinia, kursą ir šitą pristatymą žiūrintiems studentams. Jums kaina yra gerokai mažesnė. Jeigu nori dalyvauti kurse, būtinai parašyk mums, parašysim tau apie detalės, kokia kaina galioja būtent tau. Kita gera žinia, kad webinaro žiūrovams, šito susitikimo žiūrovams kaina yra pati mažiausiai įmanoma, už kurią tu gali patekti į šį kursą. Tad susitikimo gale atkreip dėmesį į kainą ir jeigu norėsi, pasinaudok šito susitikimo, šito įvykio geriausių pasiūlymų. Na ir dar vienas niuansas. Gali atrodyti, kad tu nesi tikras, ar tau patinka šitas kursas ir ar tau tiks šitie mokytojai, su kuriais susitiksi. Gera žinia ta, kad pirmas užsiėmimas yra bandomasis. Jeigu tu sumoki avansą, ateini į pirmą užsiėmimą ir pajunti, visgi čia ne ta metodika, kuri mane domina, kuri mane traukia, viskas tvarkoj. Mes absoliučiai nieko neklausim, nieko tavęs neįpareigosim, jokių sutarčių nėra, nieko nėra, tiesiog grąžinsim tau avansinius pinigus ir tu galėsi laisvai pasirinkti kažkokią kitą vietą, kur norėsi tyrinėti save. Jokio prisirišimo, visiška laisvė ir tikėjimas, kad tavo širdis atves tave ten, kur tau reikia būti. Dar viena nuostabi žinia. Kartu su kursu, jeigu tu jame dalyvausi, tu dar gausi ir daugybę dovanų. Apie tas dovanas sužinosi aprašyme šito kurso. Vienas iš argumentų, kodėl kai kurie žmonės dvejoja ar gali dalyvauti, yra tas, kad galbūt ne visuose užsiėmimuose galėsiu sudalyvauti. Nieko tokio. Mes turime nuostabią mokymosi internetinę platformą, kurioje bus talpinami vaizdo įrašai kiekvieno susitikimo. Tad jeigu kažkuriame, keliuose, netyčia dėl kokių nors priežasčių tu negali sudalyvauti,
Nieko tokio. Tu galėsi tą užsiėmimą peržiūrėti internetinėje platformoje. Tu gausi visus namų darbus aprašytus išsamei detaliai. Taip pat būsi prijungtas prie Facebook susirašinėjimo grupės, uždaros to kurso, kuriame tu dalyvausi grupės, kuriame tu galėsi klausinėti draugų, kolegų, mūsų ir ten taip pat bus talpinama visa medžiaga. Negana to, mes jau tai minėjom, visada yra galimybė bendrauti tiesiogiai su mumis, konsultuotis, klausti apie tai, kas buvo neaišku, jeigu netyčia negalėjai sudalyvauti kažkuriame užsiėmime. Taigi visi užsiėmimai vyksta gyvai, juos tu gali stebėti gyvai dalyvaudamas salėje kartu su manimi arba Agne, arba tu gali žiūrėti užsiėmimus internetu, nors mes labai rekomenduojam dalyvauti gyvai, ir ekstra atveju tu gali pasižiūrėti bet kurio susitikimo įrašą. Kam tinka šitas kursas? Iš tiesų, tai jis tinka bet kuriam žmogui, kuris ieško to gilesnio atverimo savo vidinio potencialo ir pažinimo savęs. Šitas kursas nuostabus tuo, kad jisai dažniausiai pusę grupės žmonių dalyvaujančių jame surenka per rekomendacijas. Tai mes labai džiaugiamės tuo, kad į mūsų kursą ateina žmonės, kurie po to pakviečia dar savo mamas, sesės, močiutės, brolius, dėdes ir panašiai savo draugus ir savo bendradarbius. Tai iš tiesų, kad nuostabu, kad šitą kursą labai dažnai rekomenduoja. Jį praėję kurso dalyviai ir visada jie džiaugiasi rezultatų, kurį gauna kurso gale. Dažniausiai būna komplimentas toks, bent jau mums jisai yra komplimentas, kad mes nesitikėjom, kad šitas kursas iš tiesų bus intensyvus, tikrai jisai yra intensyvus, bet intensyvus gerąja prasme, tai reiškia, kad daugybė procesų vidinių per jį įvyksta ir žmogus tarsi atsiduria visai kitoje vietoje, visai kitaip mato, kitaip jaučiasi ir iš tiesų jaučia, kad gyvena 100%. Nagi ir kai kurie iš jūsų galbūt visgi nuspręsite dalyvauti kurse. Tai tiems iš jūsų labai trumpa informacija, kaip tą padaryti. Iš tiesų viskas labai paprasta. Tai reikia sumokėti 100 eurų avansinį mokėjimą, tam, kad mes užtikrintume tau vietą kurse. Kurso žmonių skaičius, kurie gali dalyvauti kurse, yra ribotas. Mes turime išsinuomą nuostabią salę, kurioje vyks užsiėmimai ir ji talpina tiek žmonių, kiek talpina. Tad jeigu tu jau apsisprendai, jau jauti, kad tau įdomios mūsų temos, mūsų praktikos, jeigu tu jauti, kad atsišaukia šitie mokytojai, kuriuos pamatei šito susitikimo eigoje, tuomet tau tai reikia paspausti nuorodą prie šito video ir atlikti 100 eurų avansinį mokėjimą. Likusią sumą tu galėsi sumokėti taip, kaip tau patogu. Tu galėsi ją sumokėti iš karto arba galėsi mokėti ją dalimis kurso eigoje. Apie visas nuolaidas skaityk prie aprašymo, taip pat gausi laišką susijusi su šiuo įrašu, jame taip pat bus visa informacija. Tad jeigu apsisprendai, džiaugiuosi dėl tavęs, nes kažkada šis kursas man tapo durimis į visiškai naują gelmę pažinties su savim ir su pasauliu. Linkiu tau atsiskleidimo ir iki pasimatymo netrukus.